Ado Air 20S International, visokių pavadinimų galima prigalvoti, bet kaip bebūtų keista, jie yra šitame dviratyje. Tai pradėkime pradžių. Air dėl to, kad jis yra itin lengvas, be baterijos yra 16 kg, 17 su baterija jau nesakysiu, nes paskui sakysit, kad sunkus. Taigi, 20 colių ratai, S dėl to, kad super sporto režimas yra egzistuojantis ir dėl to, kad jis International turi rankenėlę. Tai va čia yra International. Lygiai taip pat kaip ir eko ar ne eko, visuose yra tas pats praktiškai skydelis, turime diržinę pavarą, viskas sulanksimo mechanizmas yra tas pats, kas čia yra skirtingo, tai yra priekis yra amortizacija. Galit parodyti, kaip veikia? Piu, va taip. Tada turim hidraulinius stabdžius, kas jums iš tikrųjų palengvins visą stabdymą, nes labai fainiai ir jautriai spaudžiasi ir visai smagiai galit valdyti. Ekranėlis lygiai taip pat kaip yra Ado ir 18, 16, 25, visų jų vienodas. Taip, čia įsijungiam, čia paskui įsijungiam. Ir vėl užsidega mūsų gražusis Ado pavadinimas ir matome kilometražą, nuvažiavimą, kokiu greičiu važiuoti ir taip toliau, baterijos indikacija. Čia yra gal appsas koks nors, kur galite? Yra appsas, galite prisijungti, parsisiųsti iš visokių App Store'ų, Android Store'ų ir taip toliau. Ir galite čia valdyti, pavyzdžiui, visokias sėdynės masažai ir visa kita. Rasite ten būtent, ką jums reikia. Kas yra dar smagu ir iš tikrųjų ne visi įvertina, tai yra diržinė pavara. Diržinė pavara mums suteikia malonumą minant, tylesnis važiavimas, niekas nematys ir mažesnė priežiūra. Susilanksto visiškai vienodai kaip ir visi, jį galima labai patogiai susidėti į automobilį, turi bagažiuką, turi galinę lempą, kuri yra po sėdynę. Šiaip kaip tenai įsijungi? Su knopke. O priekį? O priekį su šita knopke. Galit parodyti? Ne. O, veikia. Pavyko? Taip. Matot, net man pavyko ir jums pavyks, žinoma. Žiūrėkit, aš jau žinau. Pedalą palenkiam, tada užlenkiam. Matot? Ir jis jau užima mažiau vietos. Tada mes ką paėmam? Nuleidžiam vairą. Nuleidžiam, tam, kai jis mažiau užimtų vietos. Užlenkiam, atidarom šitą, užlenkiam, nuleidžiam, padarom ir turim sulenktą dviratį. Dar žinoma galima ir vairą nulenkti, negalvokit visai jau taip, kad aš nesuprantu, ką aš darau. Bet atrodo kaip, kad nesuprantu. Nu gerai, į ką? O jūs galvojat, nusipirksite viską iškart žinosit. Nežinosit. Tai mes norėtume video pamatyti, kad žinotume. Tai va, tai aš jums ir rodau iš karto. Kaip man pavyksta, net ne visada galbūt bandžius tai daryti. Va, žiūrėkit, susilankstė, ane? Tai aš sakyčiau šitoks daiktas, va, pažiūrėkit. Va, aš aišku stipruolis. Bet jis tikrai telps į bet kokį automobilį, aš įsivaizduoju. O pavyzdžiui, Golfą 5 kartos tilptų? Žiūrint, jeigu apie kokį Golfą, tas, kuris važinėja po Golfą laukus. Tai va, žiūrėkit, susilankstau atgal. Žinot, ką dar žadu parodyti jums, kad nesakytų, kad neinformatyvų. Nes kolega man sako, kad aš nemoku informatyviai, tik tais nesąmonė šnekėti. Kas tai yra tiesa, aišku. Bet žiūrėkit, nusiemam šitą, o šitą, dabar pabandysim nuimti. Tai va šitą galit neštis namo ir krautis atskirai namuose. Va, čia yra pakrovėjas, jūs galite čia pasikrauti ir ją, aišku, net galima išjungti, kam jie čia laikyti įjungtą. Taip atleistum įsijungti, ne? Aš taip ir padariau, jūs biškantrybės turėkit su manim. Tai va, tai čia praktiškai, yra ir svorio ir taip toliau. Ir šiaip kas yra gerai, netgi kraunant. Išsiėmėt šitą, įsidėjot į mašiną, tada susilankstėt, įsidėjot atgal. Taip. Ir įsivaizduokit, jeigu jūs esat, pavyzdžiui, Dovydo ūgio, jums reikia tokios sėdynės, jis irgi įmanoma. Įsivaizduokit. Aišku, vairą reiks prisivirinti tokiom aukštim, bet... Ir šios dviratukus galite rasti mankius.lt arba parduotuvėse Vilnius, Kaunas ir Klaipėda.